Sveiki, draugai! Šiandien aš jums papasakosiu apie Simoną Daukantą, gimusį 1793 metais ir mirusį 1864 metais. Simonas Daukantas, kaip ir didžioji dauguma lietuvių nacijos gimdytojų, buvo giliai nelaimingas žmogus. Kai jaunesnis Mikalojus Akelaitis paragindavo dar kažką tai parašyti, senelio Simono Daukanto akyse pasirodydavo ašaros. Mirus seneliui iš brangesnių daiktų liko tik sermėga. Jo kapas Papilėje buvo beveik dingęs. Tačiau Žemaičio aplinkoje Daukantas buvo gerai žinomas žmogus, susirūpintą kapelį sutvarkyti. XIX amžiaus antroje pusėje beveik kiekvienas susipratęs lietuvis, būdamas Papilėje, norėdavo tą kalvelę aplankyti. Darbingų savo gyvenimo laikotarpiu Simonas Daukantas labai daug rašė. Bet visi jo didesni darbai, išskyrus būdas senovės lietuvių kalnėnų žemaičių, parašytas 1845 metais, jam gyvam esant nebuvo išspausdinti. Daukantas norėjo kažką tokio esminio palikti, bet neturėdamas pinigų ar turtingo mecenato negalėjo sau leisti prabangos. Vienintelis būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių buvo Rusijos imperijos cenzūros uždraustas, kadangi romantizavo Lietuvos praeitį. Gerai, kad Daukantas pasirašinėdavo slapyvardžiu, kitaip būtų turėjęs labai daug nemalonumų. Daukantas savo darbus pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais. Sakydavo, atseit norėjo parodyti lietuvių literatų gausą. Tačiau, kaip teigia apie jį rašęs Biržiška, tai darė dėl elementarios baimės būti susektam ir tai panašu į tiesą. Daukantas buvo Rusijos carų valdininkas, liaudiškai tariant pisarčiukas. Visą gyvenimą dirbęs valdiškuose vėjų perpučiamuose kabinetuose ir kaip pats prisipažinęs, dėl darbų gausos neturėjęs laiko net laiškams parašyti, praradęs sveikatą. Senatvėje valstybinė pensija buvo vienintelis Daukanto pajamų šaltinis. Taigi, kad ir kokie būtų pomėgiai, negalėjo sau leisti prarasti statuso visuomenėje. Sveiki, draugai! Šiandien aš jums papasakosiu apie Simoną Daukantą, gimusį 1793 metais, o mirusi 1864 metais. Tai štai, Simonas Daukantas, kaip ir didžioji dauguma lietuvių nacijos gimdytojų, buvo giliai nelaimingas žmogus. Kai jaunesnis Mikalojus Akelaitis paragindavo dar kažką tai parašyti, senelio Simono Daukanto akyse pasirodydavo ašaros. Mirus seneliui iš brangesnių daiktų liko tik sermėga. Jo kapas Papilėje buvo beveik dingęs. Tačiau Daukantas Žemaičio aplinkoje buvo gerai žinomas žmogus, susirūpintą tą kapelį sutvarkyti. XIX amžiaus antroje pusėje beveik kiekvienas susipratęs lietuvis, būdamas Papilėje, norėdavo tą kalvelę aplankyti. Darbingų savo gyvenimo laikotarpiu Simonas Daukantas rašė labai daug, bet visi jo didesni darbai, išskyrus būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių, parašytas 1845 metais, jam gyvam esant nebuvo išspausdinti.
Daukantas norėjo kažką tokio esminio palikti, bet neturėdamas pinigų ar turtingo mecenato negalėjo sau leisti prabangos. Vienintelis būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių buvo Rusijos imperijos cenzūros uždraustas, kadangi romantizavo Lietuvos praeitį. Gerai, kad Daukantas pasirašė slapyvardžiu, kitaip būtų turėjęs labai daug nemalonumų. Daukantas savo darbus pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais. Sakydavo, atseit norėjo parodyti lietuvių literatų gausą. Tačiau, kaip teigia apie jį rašęs Biržiška, tai darė dėl elementarios baimės būti susektam ir tai panašu į tiesą. Daukantas buvo Rusijos carų valdininkais. Liaudiškai tariant, pisarčiukas, visą gyvenimą dirbęs valdiškuose vėjų perpučiamuose kabinetuose ir, kaip jis pats prisipažinęs, dėl darbų gausos neturėjęs laiko net laiškams parašyti, praradęs sveikatą. Senatvėje valstybinė pensija buvo vienintelis Daukanto pajamų šaltinis. Taigi, kad ir kokie būtų pomėgiai, negalėjo sau leisti prarasti statuso visuomenėje. Šio vienišo žmogaus senatvės tragedija paryškina geriausių draugų Daukanto pasitikėjimo išdavystė. Vyskupas Motiejus Valančius, galėjęs tapti istoriko kūrybinio palikimo mecenatu, atsižadėjo tariamo pažado. Tikriausiai laikęs Daukanto kūrinius pernelyg romantiškais ir nekritiškais. Tuo tarpu istorikas Narbutas negrąžino Daukanto kaupinių. Kadaise ir vienas ir kitas mielai naudojosi Simono Daukanto surastais istoriniais šaltiniais ir naudingais patarimais. Tarybiniais laikais Simonas Daukantas buvo tapęs tokiu savotišku lietuviškojo tautinio atgimimo pasakų seneliu. Jo istoriniai darbai vargu bau ar buvo rimtai tyrinėjami ir skaitomi. Tikriausiai nebuvo jokio pagrindo juos laikyti kažkuo rimtu ir vertu dėmesio. Jo palikimas tai pernelyg nekritiškas ir romantiškas požiūris, tik tiek, kad rašė lietuviškai. Net ir mūsų laikais užmirštamos Daukanto politinės pažiūros. Jį būtų galima vadinti vienu pirmųjų lietuviškų demokratų, liberalų, o gal net ir socialistų. Lietuvių valstiečius jis matė laisvus ir lygius tarp kitų tautų. Atgimęs mūsų laikais, jis gerokai nustebtų pasikeitimais. Deja, miręs liūdnai ir pernelyg anksti, negalėjęs pasidžiaugti net pačia lygiateisės civilizuotos nacijos pradžia. Tai kokiegi Simono Daukanto nuopelnai lietuvių tautai? Kartą vienas baltarusių kritikas yra pasakęs, kad Simonas Daukantas sugalvojo lietuvišką istorinį naratyvą. Jis klysta, Daukantas nieko nesugalvojo, nes lietuvių nacionalizmas gimė XIX amžiaus pradžioje. Procese dalyvavo daug žmonių, žemaičių, bajorų sąjūdis. Žinoma, Teodoras Narbutas apie tą pačią tautą rašė lenkiškai. Tuo tarpu Simonas Daukantas nacijos praeitį įformino gimtąja kalba.